Pam, pam, para pa pa pam. Spaiko ir Šimkaus šou. Labadiena, mėlyje, čia Spaikas ir Šimkus. Mes praėjome savo naują projektą Spaikaus ir Šimko nuotykiai. Pradėsime klausti žmonių, kaip tapti įžymiam, nes mums to reikia. Kaip tapti įžymiam? Reikia išsiskirti. Kaip tapti įžymiam? Ar jūs rimtai? Kaip tapti įžymiam? Atsakyk, žmogus daro projektą, atsakyk klausimą. Kelk nuogo nuotrauką, kažkas tikrai pastebės. Aš manau, kad reikia įžymiam tapti valgant. Manau, tiesiog reikėtų būti savimi ir atrasti tai, ko neturi kiti, ką galėtum jam parodyti. Ir nežinau, tiesiog sudominti žmonės kažkuo, ko kiti nepadarė. Parodyti kažką naujo. Kaip tapti įžymiam? Daryti tai, kas tau patinka. Ir jo. Ką jūs apie tai manot? Nušokt nuo stogo ir tada visi parašys ten, ką žinau, 15 minučių parašys ten 15 metų nušoko nuo stogo. O kokia jūsų nuomonė apie tai? Mano nuomonė, kad reikia siekti to, ko nori ir būsi įžymus. Tame tris labai skirtingas nuomonės apie tą patį subjektą. Spaiko ir Šimkaus šou. Kokia jūsų nuomonė šio klausimu? Dėkui labai. Kaip tapti įžymiam? Jau esu. Kaip tapai įžymus? Darau nesąmonės ir man tik nerūpi, ką kiti mano. Jau, ar ne? Ką tu manai, kaip tapti įžymiam? Kaip Mikė Pūkuotukas pasakytų, labai atsargiai. Nu, jūsų priklauso. Jūs darote reportažus, pasidarykite tokiais krūtais. Ačiū labai. Blogeriais, dar ką nors. Nusirengti. Kaip tapti įžymiam? Padaryti kvailą dalyką ir visi žiūrės. Ir tai bus įžymu. Tiesiog tu gimsti įžymus, nes tai yra genuose. Pavyzdžiui, aš turiu labai gerus genus ir aš esu įžymus. Būti savimi. Ne, ta prasme, reikia paviešinti savo seksteipą. Spaiko ir Šimkaus šou. Kaip tapti įžymiam? Net nežinau, aš neturiu atsakymų. Žiūrėkit, šiandien Rūkai galėtų atsakyti klausimą, kaip tapti įžymiam. Kaip tapti įžymiam? Aš manau, reikia labai daug dirbti ir turėti talentą, bet talentas yra... Darbas yra daugiau negu talentas. Kaip manai, ar mes turime galimybę būti žymus? Nežinau, aš sakyčiau, kad ne. O jūs youtuberiai, seni? Mes norim būti youtuberiais. Yeah, do videos, man, make movies. Norim būti linkėti. Jo, aš jums linkiu, entuzijazmo ir pozityvumo ir šiaip, nepasiduoti ir šiaip. Žinai, jeigu jau turit galvoj kažką, ypatingai jaunam amžiui, tai tiesiog go. Aš sakyčiau, svarbiausia yra go with the flow. Įsiminkit šitą frazę ir čia yra visas mintis sudėtas į šitą teiginį. Ir tiesiog būkit su savim ir viskas, go with the flow, kebra. Davai. Svarbus žmogiškumas. Truputį daugiau žmogiškumo bei širdies įdėkti. Kaip tapti įžymiam? Būk originalus. Baig, prašau baigti. You gotta eat a lot of pussy, nigga. Spaiko ir Šimkaus šou.